kiekvieno, už kojų, aš kalbu ne apie robotus kalbu, ne, kur apie sielas, prasme, ir kabina tarsi tie sūkuriai už kojų, kad tiesiog, kad į kitas, tas aukštesnės dimensijas, to kilimo nebūtų, kad irgi laikyti daugiau pririštus prie tos, žemesnės, prie žemesnės tos, kaip sakyti, tos, nes žemė vis tiek irgi nepasiekus tos aukštesnės, sąmonės, kaip sakyti, lygio, ne, to vis tiek dar kol kas yra tokia perėjime iš 3D į 4D, ne, tai realiai, kad laikyti, kad, tą kolektyvinę sąmonę nekistų, ne, nes, kuo daugiau pakils į tą aukštesnį lygį, tuo, greičiau išsivalys laukas. Tai va tas toksai yra. O kas čia tokie? Kas čia laiko per reptai, ne? Reptų čia sukurto kūriniai. Tai ką jie griebia už kojų ir tiesiog toks stabdymas, ne? Toksai, sukuriukai tokių tipo už kojų ir paskui išeit gali per savo turbūt baimės. Per savo baimės programas. Tai var norėjau klausti, kai tave pagauna, tarkim, žmogų pagavo, ne, sielą, pasąmonę, tai ar jisai pats gali išsipurtyti, tarkim, mane paleidęs tas savo baimės, ar vis dėlto jau čia interferentai paima? Jeigu išsidirbs, taip. Gali, ne? Taip. Tai visą laiką gali, ta prasme, su interferentais gali kiekvienas Taip, kol nebelieka maisto jiem, ne? Taip, bet, žinai, ką yra lengva. Taip, dabar žinai, ką tada paleidžiam dar burbuliukų irgi į lauką. Kad tiesiog visi nuleistų akis, pasižiūrėtų į kojas, pasižiūrėtų per kokią emociją, per kokią baimę, per kokią mintį suklupau, galėtų nuo savęs nusimti tuos iš savo lauko ir sūkurius ir tai, kas laiko už kojų. Sau pasidaryk, aš sau pasidarau ir visiems paleidžiant tokią irgi informaciją. Plėstųsi sąmonė, kad tas darbas vyktų harmoningesnis. Dabar pas visus vis tiek visko vyksta, ne? Tas procesas aktyvus, darbas su savim, savo baimėm, mintim, emocijom. Tiesiog duodama abidvi daug burbuliukų į lauką. O yra kažkokia, pavyzdžiui, šalis koncentruotai labai daug paimta? Ar visur daugiau mažiau vienodai žemė? Yra, bet tai atsakymas, kad yra. Šiaip labai smalsu, kokia šalis, šiaip tai pirmas tai atėjo Rusija, nežinau, stipriausiai man. Labiausia suimtos tos kojos, ne? Bet šiaip tai visa žemė. Paprasme, taip, tik tai ten koncentracija, gal ir pagal žmonių tą skaičių. Nes ten dabar labai gal daug ir baimių yra, nes, žinai, didžiulė krizė ir taip toliau. Bet eina visur, šiaip visumoje, nes šiaip tai senai, šiaip tai aš realiai net nemačius tokio vaizdo, turbūt niekada, kad taip į žemės eitų, nes daugiau būdavo spaudžiama iš viršaus. Taip. O dabar toks jausmas, kad visiškai naujais metodais suimta, ta prasme, nes taip sakau, kad aš nemačius, kad taip žmonės, nes visiškai tamsus eina laukas, labai sunkiai energija aplink visą lauką žemės, jinai tiesiog kaip uždaryta atrodo. Žmonės atrodo kojom kaip įklimpę, supranti, į tą. Taip ir jaučiasi turbūt dauguma, kad tarsi vis tiek atrodo supranta kažką, bet tarsi galvoja, kad nieko negali padaryti. Bet dalinasi tie burbuliukai, kad nors kažkokią tą biškį pagalbą duot, kad... Bet energija labai sunkia. Sunkia, ne? Gerai, sukuriam mes dar tokią didelę aukštos energijos irgi sukuri. Aukštų vibracijų, tokią bangą ir paleidžiam tą bangą per visą žemę. Kviečiam dar šviesos karius. O kas Kinėje dabar vyksta irgi toksai labai kažkaip Kinėje irgi neša.
išlindo, nežinau, kas vyksta Kinijoje. Aišku, ten visada turbūt vyksta, bet labai stipriai. Taip. Gerai, dar kviesk šviesos karius, kviečiam šviesos būtybės ir sujungiam jėgas ir tą didinam bangą, didinam energiją, kad per visą žemę pasklistų energija, informacijos žinutė, apie ką mes kalbam, kad tiesiog irgi išsilaisvint, dar labiau būti budresniem. Pavyks. Gerai. Nu ką, paliekam šiaip. Pradeda šiandien. Va, labai gerai. Labai gerai. Bet šiaip toks vaizdas, kad dabar eina, net sakau, kaip čia ėjo, labai daug iš viršaus, tai dabar labai stipriai, kad iš apačios prasidėjo stiprus puolimas. Taip šiaip ir buvo, žmonės budo, netvarkiai, ten pas daug ką, žiūrėk, ir buvo viršutinės čakros, vau, apačia, o dabar per tą žemę, ne, per materialius dalykus, per išgyvenimą, per kūną, va dabar prasideda. Maistas, viskas. Nu, įdomiai. Taip ir yra iš tikrųjų, tik va energetiškai, va kaip gražiai susieina tos informacijos. Nu, bet ką, palikom biškį žinutę, turbūt prasivalė laukas, paskleidžiam dar tų generatorių, tiesiog, kad viskas vis tiek judėtų, nebūtų merdinti šitą erdvę. Gerai. Palik šitą erdvę, grįžk į savo 3, 2, 1.